Kamilė, tavo istorija, mes prieisim prie jos, bet kuo jis skiriasi turbūt nuo labai daugelio žmonių, kurie ateina į Reiki, tai yra tai, jog dauguma mūsų ateina čionai, ar apskritai atranda dvasingumą, ar kažkokias kitas panašias praktikas, nes mūsų gyvenimuose ateina kažkokios krizės, kažko ieškom, kažkas atsitinka, kažkur nerandam prasmės. Pas tave Reikia atėjo truputėlį kitaip, turbūt. Na, tu dar papasakosi, bet aš taip spėčiau. Nes Reiki pradėjai praktikuoti, vedama savo mamos ir būdama dar visai vaikas. Jeigu teisingai pamenu, buvai 9 metų. Kažkas tame tarpe, jo. Čia tiksliai jau taip senai buvo, kad jau net sunku atgaminti, bet jo, aš tikrai labai jauna buvau. Vaikas tikrai dar buvau. Tai labai įdomu ir bus išgirsti, kaip tu tai matei, kiek prisimeni, nes tai vis tiek gana šviežia iš tos vaiko perspektyvos ir apskritai išgirsti, koks yra tavo gyvenimo su Reiki. Tai Kamilė, gal trumpai ir prisistatyk, kas tu esi, kas tau yra Reiki. Kaip tik šitą klausimą ir labai bijau vakar. Tai aš esu Kamilė. Kas aš esu, aš dar turbūt tikriausiai ieškau, nes tikrai nenoriu savęs pristatyti ten, nežinau, kaip studentė ar dar kažko. Aš kažkaip gal pačios savęs dar ieškau ir bandau atrasti ir bandau dar pati su ta Kamilė susipažinti. Reikia, man yra irgi labai toks sunkus mano apibūdinimas, bet man tai yra realiai, aš tai apibūdinu kaip mano labai stipriai gyvenimo dalim, nes kaip ir jau dabar žinom, kad aš realiai tiek, kiek pamenu save, tiek su manim yra Reikia. Ir Reikia man užėmė labai stiprią vietą. Jis kartais išeidavo, kartais būdavo, bet visada išliko labai stipriai su manim. Tai tau yra 20 metų, taip? Tuoj 21, taip. Ir daugiau nei pusė gyvenimo esi su Reiki ir kaip žinia, tavo mama ir yra daugumos mūsų čionai mokytoja. Tai ar prisimeni, kaip vaikystėje, iš kur atėjo Reiki pas tave ir kaip tu tai, ir apskritai Reiki ir gal dvasingumas, kaip tu į tai žiūrėjai, kaip atsirado ir ką atsimeni? Aš tai atsimenu pirmą susipažinimą su Reiki, dar tokį nežinau. Aš atsimenu, pas mamą atėjau, man labai kelius skaudėjo ar koja ir dar kažkas. Ir aš atsimenu, atėjau pas mamą, kaip vaikas pasiskūs, man čia skauda ir man mama uždėjo rankas ant kelio ir man praėjo. Ir atsimenu, pirma mintis, kokia jinai čia ragana, čia žinai, kaip vaikui. Ir po to pabiški nebuvo to kažkokio labai ten iš mamos aiškinimo pasakojimo, aš tiesiog būdavau šalia. Matydavau ir būdavau kartu su jais seminaruose ir tai buvo mano pažintis su Reiki, ta tokia. Ir, taip kaip aš matau, man, sakau, nebuvo to, kad mane pasisadino ir man sakė, čia yra Reiki ir taip toliau. Aš realiai tiesiog būdavau seminaruose, Ukrainoje, kur yra 21 diena, ten gal daugiausiai mano susipažinimas su Reiki buvo. Ir jo, toks ir taip ir buvo. Sakau, nebuvo to tokio tikslaus visiškai, kad man, tas gal buvo, sakau, kaip mes čia sakom, čia ta būsenka. Ta vidinė būsena, kur tu pajunti, tu nežinai dar kas. Bet dar kai vaikas tu toks labai daug nepermastai, negalvoji, bet tu jauti, kad čia gerai kažkas ir va taip ir gavos. Labai įdomiai, kaip pasakei, dėl to, kad mama padėjo rankas, tai, bet ar tu suprasdavai, kad ar kažką tau sakydavo? Nes aš tiesiog reflektuoju iš savo pačios, aš esu mama, mano dukrai 5 metai. Tai aš taip, aš jai nepasakoju apie Reiki, bet tiesiog aš sakau, mamytės rankos yra gydančias, bet ir kartu kaip ir šiaip mamos, taip, tai čia turi Reiki ar neturi. Ten visiškai buvo tiesiog uždėtos rankos ir buvo paklausta praėjo ir aš praėjo. Ir ten nuėjau savo kamerį ir tikrai galvojau, Dieve, tu mano turi mamą raganą. Ir nebuvo jokio paaiškinimo, nieko. Tiesiog praėjo ir viskas. Ir po to taip ir būdavo. Žinai, dar su to Reiki tas buvo, kad aš labai aiškiai mačiau mamos pokyčius, gal kaip vaikui, žinai, kai tėvai yra tavo autoritetas, tu juos labiausiai žiūri, tau jie yra svarbiausi ir tu nori būti panašus į juos. Tai aš kažkaip mačiau savo mamą, kuri labai stipriai keitėsi metai iš metų. Ir ten gal vyko didžiausias susipažinimas su Reiki, nes aš mačiau tą tokią, kaip mama atrodė prieš metus ir kaip mama atrodo dabar. Ir numačiau labai daug pusių ir kaip galėjau padėti.
Ir jo, tai aš visiškai taip be jokių žodžių, be nieko ten tikrai nebuvo pasisadinta, aš tiesiog matydavau ir pabiški mane supažindino ir viskas. O tai kada, nes gauti turbūt iniciaciją, reikia iniciaciją, tai buvo tavo pačios sprendimas? Taip, visiškai. Ir kaip va, tas atėjo, kaip atėjo iki to momento ir maždaug, jeigu prisimeni, tada, tai ar mes tą reikia šnekam jau anksčiau nei 9 metai? Ar kada va, tu pirmą? Aš manau, dar anksčiau buvo, kad aš jau žinau kažką, bet kai aš pirmą pakopą pasiėmiau, man tikrai, aš buvau jauna ir mes buvom Ukrainai seminare 21 dienos. Ir aš atsimenu, taip beprotiškai užsimaniau, reikia pirmos pakopos, tas nebuvo, kad ten, nes daug kas manęs klausė, tave čia ką mama gal privertė, tau čia sakė, nebuvo visiškai nieko tokio, kur eik pasimk. Aš tiesiog taip norėjau ir atsimenu, mama pasakė, kad neturi pinigų man iniciacijai. Jis sako, nėra pinigų. Ir aš atsimenu taip, kaip vaikas apsiverkiau, man taip liūdna buvo, bet aš taip su tos taikiau, viskas gerai. Ir man pats mokytojas davė pirmą pakopą. Jisai pasikvietė mane ir sako, ateik sėsk. Mes čia dar su mama vakarą apie tai kalbėjom, prisiminėm. Nes sakė, ateik sėsk, duosiu tau iniciaciją. Tas irgi kur. Ir tada taip gavau iniciaciją. Ir viskas. Ir nebuvo nieko, jokių permąstymų, jokių aiškinimų, kad imk daryk. Ir atsimenu, aš dar po to po iniciacijos ėjom ledų pirkti ir aš jaučiausi kaip antras gimtadienis, mes net juokėmės, kad čia mano antras gimtadienis ir aš jau tetulytės parduotuvėje apsikabinėti, džiaugtis, kaip vaikas, jo. O tai kaip vaikas atidirbinėjai, kaip ir mes. Taip, aš seminarę dar atidirbau, nes ten buvo 21 dienos seminaras ir seminaro pirmą dieną gavo visi iniciaciją. Ir aš keldavausi su mama kiekvieną rytą, kaip pas mus seminaruose būdinga, ten kada 6 po 6 ir eidavau daryti pozicijas. Tai ir mama sakė, nes aš neatsimenu šitų dalykų, tai ir sakė, kad jokių ten kaprizų nebuvo, pati atsikeldavau, eidavau ir darydavau. Tai toks visiškai mano kaip vaiko noras buvo. Tai čia kalbam, kiek tau metų buvo? Mes čia tiksliai dar nežinom, bet kažkur nuo 9, 10, kažkas tokio, tikrai jauna. Ir kaip atrodė tada tavo kelionė? Tai buvo pirma pakopa, gavai, atidirbai ar praktikavai tuomet? Nežinau, kad paskui ir įvyko antra pakopa, o paskui įvyko ir lūžis. Tai prie to gal vėliau prieisim, bet... Tiksliai, žinok, čia net nepamenu, bet aš žinau, kad tikrai atidirbau. O ar praktikavau, tai būdavo tų momentų. Kad tikrai tai padarydavau, eidavau su mama kartu, lovai darydavom kartu pozicijas, tikrai tokių būdavo. Bet šiaip, manau, pas mane kaip pas vaiką labiau gal buvo tas toksai stiprus ryšys šiaip su Dievu ir mokytojais reikia. Aš visada čia mano juokas yra geriausias mano atsiminimas, kaip aš naudodavausi reikia, kaip stiprių įrankių, kad kai mama supyksta ir nubaudžia eiti prašyti reikia, kad mama nebepyktų ir išleistų lauką. Ir kaip taip greitai pavykdavo, ten per minutę mama nebepykdavo. Tai aš gal naudodavausi labiau kaip įrankių, bet tiksliai nepamenu, ar aš ten praktikavau labai. Tai jeigu apibrėžti, kas tau yra reikia? Man sunku apibrėžti labai tikrai. Kai draugai klausia, kažką sakai ar nesakai? Žinok, nelabai kaip ir būna, kad draugai klausia. Nėra to tokio, gal aš savo aplinkoje nelabai ir apie tai šneku, kad čia mano bėda. Man tiesiog tai yra labai svarbu ir labai mano. Ir kai yra tavo labai ir tau yra labai svarbu, tu bijai, kad kažkas kažką netaip pasakys ir tave įžeis ir tai bus labai skaudu. Bet turėjau aš porą draugų, kuriams papasakodavau, tai jis niekaip nereaguoja. Aš manau, kad labai sunku suvokti, ypač dar kai aš ir vaikas buvau ir ten aš turėjau ir paauglystėj tų draugų, kur ten mano mama duodavo raudoną kamuolį joms pumpuoti. Tai labai sunku buvo papasakoti ir joms sunku buvo suprasti. Ir toks, žinai, dar kaip vaikui sunku apibūdinti. Dabar gal ir galėčiau, bet gal ir nesakau, pas mane tas toksai neturiu žodžių tam, pas mane visiškai būsena yra. Aš galiu būseną papasakoti, bet pasakyti, kas yra reikia, man kažkaip sunku, nežinau. O ar nuo mažens, dar norėčiau klausimą, šiek tiek reikia, bet kartu ir dvasingumą apskritai paimti kaip temą. Tai kaip tu tai supratai, Dievą, dvasingumą būdama vaikas ir... Kažkaip irgi sakau, niekaip nesupratau. Pas mus šeimoje, kartu su mama buvo tas, kur man nuo mažų dienų buvo tai visiškai normalu ir buvo labai stiprus ir artimas ryšys su tuo. Kur kažkaip tas toksai,
nežinau, kur nereikėjo aiškinti, nereikėjo mokinti, tiesiog buvo aišku. Kad kažkas yra, kažko reikia, žinai, kaip būdavo ten vaikystėje, kažko norėjo, mama, kad nupirktų naujų rūbų ar dar kažko, eini ten pasimels, nes mama sakydavo, eik pasimels, kad turėčiau pinigų ir aš pasidalinsiu su tavim. Ir eini pasimels, tai tas ryšys visada buvo labai stiprus. Ir tos toksai, kur atsidavimas gal buvo, po to paauglystėje tas atsidavimas sumažėjo, bet nes vis tiek kontrolė atsirado. Bet vaikystėje tas nuoširdus, visiškas atsidavimas ir jo. Tikėjimas, kad yra Dievas ir kad yra už tavęs kažkas. Taip. Ir sakau, man gal ir patinka ta vaiko pozicija, aš kartais pasilgstu, kur tu neklausi, tau nekyla klausimų, tau nerūpi. Tu tiki ir viskas, čia kaip žinai, kalėdų senelio tau nereik matyti, tu jo tiki. Tai ir tas irgi buvo, ir aš matydavau irgi skirtumus, ten pasimelsdavai gražiai, mamytas staiga turėdavo pinigų ir viskas, ir pasidalindavo ir įdam rūbų pirkti. Ar ten dar kažkas, toksai sakau, toks stiprus atsidavimas tai buvo. Ir jis nebuvo mūsų šeimoje labai taip aiškinamas, sakau, tai buvo kaip gal ir savaime, gal mama man ir perdodavo tą tikrai, bet tas perdavimas būdavo ne žodinis, o veiksmais. Jinai darydavo ir nebūdavo ten gal kaip kiti tėvai, mamytė sakė, tu daryk dabar. Ten jinai daro, o aš stoviu šalia ir aš matau ir po kažkiek laiko ir aš tą pradėjau daryti. Nu, toks visiškai natūralus procesas buvo labai. O tai buvo kažkoks praktikavimas reikia, taip minėjai, važiuodavo į seminarus kartu, ta mama pasimdavo tiesiog, gal nes turėdavo kur kitur palikti. Ar šalia, tarkim, kažkoks bažnyčių lankymas ir eidavo į mišias ir ar tau nebūdavo, kad bet nenoriu. Na, tai aišku, kad būdavo tų momentų, bet jie gal kad nenoriu, kokia bažnyčiai, tai gal ten viskau paauglystėje pas mane buvo. Taip, kai aš visada norėdavau eiti, kaip ir dabar noriu eiti. Nebuvo to kažkokio labai didelio gatvė, kažkokių kaprizų durnų būdavo kartais, bet tikrai, nieks manęs neversdavo. Ir aš turėjau, sakau, ten jokios kontrolės nebuvo ir prievartos. Ir pati dabar, tarkim, nes jeigu turėtum dabar savo vaiką ir kai turėsi, tai ką tu manai darytum, kaip anksti, ką tu iš savo patirties, kaip tu auklėtum, kad jisai suprastų protingai tą dvasingumą? Aš nežinau, bet neturiu vaikų, nežinau, kur čia gali būti. Tiesiog iš savo patirties dabar, kaip tau atrodo, ne taip, nebūtinai, bet kas tau atrodė, kad gerai ir ko, Aš manau, aš visiškai tą patį modelį taikyčiau. Aš manau, kad tas mano ryšys tiek su Reiki, tiek su Dievu ir tas atsidavimas gal mano yra iš to, kad aš mačiau pavyzdį ir aš manau, kad ir šiaip vaikams tai yra svarbu, man buvo tai labai svarbu, kur tu jautiesi saugiai ir tau leido pamatyti tai, bet niekas neversdavo tavęs, niekas nieko neaiškino, sakau, nebuvo to žodžio, aš manau, kad jausmas perdodamas gal vaikui ar šiaip kitam žmogui jis yra žymiai svarbesnis negu kažkoks paaiškinimas. Aš manau, tiesiog irgi kaip tėvai, aš bent jau irgi gal norėčiau tą daryti, nežinau kaip bus, bet tiesiog pati daryti, rodyti ir tada vaikai automatiškai kažkaip gal pajaučia, o jeigu ir ne, tai nežinau. Bet aš sakau, manau, kad tai yra visiškai būsenas perdavimas, rodymas, vaikai sakoma kaip kempinės, jie viską sugeria ir viską mato ir stebi, tai aš manau tai, kad nereikia čia kažkaip rodyti. Va tas veškis į seminarus, jau tai yra, jie pabūna kartu, jie mato. Čia kaip Izabelė mes turim, kur jau sudeda rankas į namuose, sakau, čia tiesiog visiškai pavyzdys yra. Tai ir taip. Ir dažnai, irgi mes su kitais pašnekovais kalbėjom ir apskritai reikia tie, kas yra ilgiau, kad tarp mūsų suaugusių dažniausiai tai būna, kad mes pradžioj labai įkrenta, dauguma taip įkrenta, daug nori, bet ateina ir kartais kitiems toks biškutį perdegimo etapas, kur norisi atsitraukti ir tada vis tiek kažkas blogai atsitinka, kaip sako, ir tada vėl tu grįžti. Tavo istorija šiek tiek kitokia, bet kaip iš vaiko perspektyvos, minėjai truputėlį paauglystę, kontrolė, tai paaiškink, papasako, kaip buvo pas tave, kada atėjo tas atsitraukimas, kodėl. Man atrodo, aš kai pasiėmiau antrą Reiki pakopą, aš ją labai sunkiai atidirbinėjau. Aš ją atidirbau, gal nutrojus iš antrą kartą man labai sunku buvo.
čia atidirbau ir tada, tiksliai negaliu pasakyti, kaip tai buvo, bet aš atsimenu, pas mamą labai ten ir bankrotai buvo ir viskas, buvo labai šūdinas laikotarpis tikrai. Ir pas mane kažkas tai persvertė, kur, tas toksai paaugliškas, kur visi dabar reikia šikti, nieko aš vis netikiu, kur, nes man taip atrodė iš paauglio, kaip tokio vaizdinio, kad tai jeigu čia yra Dievas, jeigu yra reikia, tai kodėl čia niekas nepadeda mano mamai, kodėl man nepadeda, kodėl čia mes taip dabar turim, kodėl čia taip viskas vyksta. Toks visiškai, tokios gal išdavystės man buvo toks jausmas. Ir žinoma, dar ten tos paaugliškos emocijos. Ir ten visiškai tas ir buvo, kur viskas, aš nieko nedarysiu. Aš atsimenu, mamai neleisdavau namie šnekėti apie reikis, jeigu tu man nekišk, tu man nekalbėk, aš nenoriu, apie Dievą iš viso nešnekėk. Bet tada ten tas ir buvo, kur visiškai banas buvo. Ir jo. Ir man leido tame bane būti ten. Aš atsimenu, mamai pasakiau ir jinai visiškai leido man išbūti ten, gal buvo kokie metai geri su viršum, kur tas buvo, kur galvojau, kad iš viso čia ta mama nesveika, čia toliau praktikuoja šitam nesąmonėm užsiema. Bet iš jos pusės gal tas, kas ir buvo gerai, kad jinai niekada taip ir nebuvo tas, kaip tu čia gali taip šnekėti, čia, žinai, jokių aiškinimų, tokia, okei, gerai, nežinau. Nenori, nereikia. Taip, ir aš po to grįžau. 16, man atrodo, tas buvo vėl, kaip ir tu sakei, tas toksai atėjo šūda paauglystė, įvyko skaudi pirma meilė ir staiga, kai vėl vyksta blogai, grįžti. Tai aš labai juokingai grįžau ten. Olga buvo iš Ukrainos atvažiavus pas mus ir padarė meditaciją kartu ir taip ir vėl užsitęsė ir vėl grįžau ir lyg nieko. Sakau, aš net buvau pamiršus tą savo tokį baną stiprų, kur, sakau, gal mes visi kartais pamirštam, kaip kartais paliekam, reikia ar dar kažką tokį šlykštesnį momentą, nes aš taip visiškai buvau pamiršus. Bet iš tikrųjų tai, ką papasakoja, gal aš manau, dauguma iš mūsų gali su to surezonuoti. Tai čia ne vien paaugliška, nes kažkur kažkas, nes tu nori, atrodo, tiki, ar čia iš tos egoistinės pusės, ar iš ko, tiesiog, kad oi, bet aš juk darau kažką ir kodėl aš tikiu, aš praktikuoju ir kodėl man vis tiek atsitinka blogi dalykai. Tai čia gal panašiai, aš einu į džimą, stengiuosi, bet nematau rezultatų. Taip, ar kažkas. Ir mes iškart norim viską mesti ir sakyti, va, jau viskas užbaninsiu, nieko nedarysiu, dar aišku kitas emocijas ar kas, bet tai pagalvojau, kad čia nėra net ir taip paaugliška, dar prisideda gal ant to, bet šiaip turbūt kiekvienas. Gal reikia kartais tų tokių momentų? Aš žinau, kad labai reikia. Aš kažkaip po to momento labiau vertinti pradedi. Tai, žinai, pabandai pagyventi, pabandai be to ar su tuo gyventi. Ir tu kažkaip po to pasveri. Ir kai vis tiek yra blogai, tai tu grįžti. Tai tokios, gal ir gerai, tu žinai, ką prarandi ir tada tu vis tiek nori grįžti, nes tu žinai, kad turi įrankį. Čia gal ir mūsų tas tokia bjauresnė pusė, kad kai viskas gerai, gražu ir faina, mes, tai man nebereikia viskas, aš jau baigiau, aš jau viską padariau ir tada vėl kai blogai grįžtam. Tai čia gal sakau, toks švirkštesnis momentas, bet aš manau, kiekvienas prie jį turi pereiti. Ir ar prisimeni, kada buvo tavo momentas toksai, kad tu jau minėjai kaip vaikas būdama, kad jau būdavo irgi, na tai čia tikrai parodo, kad tikėjai, nes sakydavai, va, noriu kažko rūbo naujo ar kažko, einu pasimelsiu, kad mama pinigų gautų ir atsiranda, ar ten kažkas atitinka. Ir iš tikrųjų minėjai, mes prieš tai kalbėjom prie arbatos, kad tikrai būdavo tokių momentų, kažko paprašai ir vat atsiranda kaip vaikas, tai prašai ar tai Dievo, ar tai reikia. Tai kada tu vat jau tikrai pajutai, kad wow, tikiu, čia tikrai kažkas vyksta. Kad... Pas mane visada būdavo tas, aš visada tikėjau, bet mes kaip ir prieš tai šnekėjom, pas mane tas toksai, kuo daugiau man metų buvo, tuo labiau to tokio gal protas daugiau įsijungia, pradėti dvejoti, žiūrėti, kad jis pradėjo galvoti, vai, čia gal sutapimas, nes būdavo tas smulkmenų, kur ten kažko užsimanai ir staiga čia žiūrėk, tu jau turi situacijas, prašai, kad išspręstų, jis įsprendžia, bet tada pradedi galvoti, tai čia gal aš gražiai pašnekėjau, arba čia gal taip sukrito, bet šiaip iš tikrųjų, taip, pas mane toks 100% patikėjimas, kur aš jau supratau,
kad, viskas. Tai buvo šie metai. Praeitų metų galas, gruodis, kai Martynas atsigulė į ligoninę, ten buvo situacija, kur žmogus jau nieko padaryti negali, nei daktarai, nei nieko, ir tu realiai atsistoji tą poziciją, kai tu esi beverti šitoje situacijoje. Tu darai, ką nori, nieko nebus. Ir tada vėl grįžo, aš atsimenu, ta būsena labai gerai, tai kaip vaiko būsena, kur totalus atsidavimas, pasitikėjimas ir bus kaip bus. Ir tas pas mane ir buvo, kur iš tokios situacijos, kur buvo prognozuojama, kad nebeįmanoma čia, moksliškai, teoriškai visaip, bet staiga buvo įmanoma. Ir tai čia buvo pas mane, tas toksai ir man gera labai pamoka, kur ir čia buvo tas 100%, bet šiaip tai visada mano gyvenime buvo tų, kur aš susitvirtindavau, kad aš ant mamos matydavau, kaip viskas spręsdavosi. Tuo pačiu ir aš paauglystėje irgi ten turėdavau, irgi savo reikalų kažkokių, ir jie pasikeisdavo ten, atsimenu, turėjau už fizikos neigiamą. Ir ėjau pataisų. Ir labai pykausi su tą mokytoją. Ir aš prašiau, reikia, Dieve, prašau, duokit man įskaitą. Ir aš ateinu ir mano pati bjauriausia mokytoja, jinai staiga pasidarė pūkinė. Tokia jau faina, kur net jau galvojau apsikabinsiu ją. Ir aš gavau įskaitą. Ir tai jau tada ten irgi supratau, kad čia jau negali būti sutapimas. Tai tokių buvo labai daug. Ir papasakok truputėlį apie tą situaciją, kiek norisi dalintis, kuri buvo šią žiemą su tavo draugu. Ir tikrai, aš atsimenu, net ir bendroje grupėje dalinaisi žinute, dėkoja ir pajutai, buvo tikrai labai jautru, kaip tai veikia, kaip pajutai tą šilumą ir ar tai yra iš kitų žmonių ir daug ką supratai, tai gal gali pasidalinti truputėlį ir ką jinai tave pamokė? Oi, tai aš gal iš tos situacijos didesnę pamoką, tą tokią didžiausią savo pamoką gavau, kad nepakidalin Dievo, aš taip negražiai pasakysiu. Ir ta didesnė gal pamoka tokia, nežinau, tikėjimas stebuklai yra. Tik, atsakau, man vis dar sunku tai žodžiais apibūdinti, tai tikrai buvo stebuklas ir aš kai grupiai tada rašiau, aš realiai norėjau su visais pasidalinti vėlgi tą būseną, kad stebuklai yra ir jo. Sunku dar tą situaciją apibūdinti, dar pati nereflektuoju per daugiausiai, bet ten buvo labai stipru tikrai. Aš ten jau patikėjau visom aukščiausiam jėgom, ten jau net daktarai sakė, kad ten stebuklas buvo, kur daktarai tikrai retai sako, kad stebuklai būna. Tai va. Tai ką pasakytum tada kitiems žmonėms, kurie ar atsiduria panašiose situacijose, ar tiesiog gyvenimo krizėse kažkokiose, nes vienas gali būti prie mirties, o kitam gal yra, nežinau, darbo netikimas ir tai jau atrodo kaip, nes kiekvienam yra savo, tai ką pasakytum? Štai nežinau. Čia tas, aš pati dar kartais nežinau, ką daryti. Aš manau, kad tokiose situacijose, kaip visada, žmogui reikia žmogaus. Ir tokiose kritinėse situacijose, nesvarbu kokia jinai yra, arba dedi ranką ant širdies ir klausia, arba eini pas žmogų, kuris tau gali padėti. Aš turiu savo mamą, aš pas ją visada einu. Jūs irgi, kaip žinau, geriau būna einat. Tai jo, bet šiaip tikslaus atsakymo neturiu. Aš pati labai dažnai nežinau, ką daryti, nežinau, kaip elgtis ir mano krizės irgi būna labai kartais didelės, nors iš tikrųjų ten smulkmena būna. Bet visada mes turim reikia. Jeigu ką, turim savo ranką, dedam ant širdies ir klausim, ką daryti, ko aš noriu. Manau, gal tai protingiausia būtų daryti. Ir aš kažkaip dabar prisiminiau, iš tikrųjų dalinaisi kažkada istoriją, kaip jūs ėjot irgi į cerkvę ar bažnyčią ir irgi nežinojot, ką daryti ir staiga atsirado kažkokia močiutė, kuri nukreipė pasimelsti būtent tam šventai. Tai čia vėlgi ta situacija su Martynu buvo, kur, kaip aš sakau, tas toksai beprasmybės jausmas, kur tu nebežinai, ką daryti. Nežinai, kur eit, reikia eit melstis, nežinai, ką toj maldoj sakyti, nes to pačiu biškai ir savose mintyse esi paskendęs. Ir tu ateini į cerkvę
Ir staiga ten aš nežinau, kaip jinai vadinasi ten, kur parduoda tas žvakės ir taip toliau, staiga mes kažkodėl papasakojom visą situaciją ir jinai sako, Dieve, tai iki čia prašykit sveikatos. Ten buvo toks šventasis, kurio tu prašai sveikatos. Ir jinai surodė, jinai man rodė po vieną kitos ikonos, kad aš eičiau ir prašyčiau. Tai ten bet tas irgi gal irgi vedimas yra, kur tu sakau, kai jau nebėra, kad aš pats, kur tu jau gal kartais reikia atsidurti tokiai beprasmybei, beviltiškume, kur tu jau supranti, kad tu neturi ką padaryti. Ir tada tu ateini tą poziciją, kad aš viską priimsiu, ką man tik duos, tik tais padėkit spręsti. Ir tada va taip atsitinka, tik tais mums reikia gal nusimti aš pats. Aš padarysiu, aš žinau, čia neaiškinkit man. Ir tada, kai duodam vietos kažkam kitam, tada daug kiek dalykų sužinau. Sakau, tas irgi labai tikrai padėjo tą moteris cerkvei. Mhm. Aš pati kažkaip dažnai kartoju ir savo bandau priminti, nes dažnai pamirštame daug gerų dalykų. Mes viską, daug ką žinom, bet mes labai tai pamirštame, reikia mums vis kartoti, bet aš pati savo dažnai kartoju tokią mintį, jog aš per tą savo kontrolę ir kontrolę jau daug paleidžiu, bet vis tiek kažkur išlenda. Bet tai aš padarysiu. Ir neatsiduodi Dievui, neatsiduodi tom aukštesniam galiom, kurios yra, kurios mus turi kažkokį, ir aš sakau, aš turbūt su savo tom nesąmonėm, aš stabdau kažkokį nerealų planą, kuris yra man padarytas, bet aš vis tiek kažko nenoriu paleisti, kažkur laikau, nepasileidžiu. Ir dėl to aš neleidžiu tam nerealiam planui įsigyvendinti per savo tas nesąmonytes įvairias. Jo, šitas, žinok, man irgi labai dažnai būna taip, bet tas toksai, kur tą kontrolę paleisti šiaip yra sunku. Aš todėl sakau, vaiko pozicijas labai dažnai pasilstu, aš kartais prisimenu, kad vaikai neturi to, niekas nieko nenori kontroliuoti, niekas jiems, nėra tokio dalyko. Ir jo, nerealiai šiaip būsime būti tam vaiku, žinai, kur to mama sudėlios, man nieko nereikia. Tai aš dažniausiai tokių momentų kontroliai, ne visada pavyksta, bet stengiuosi suprasti tai, kad jeigu pasiduosiu tai kontroliai, tai dar daugiau pridarysiu nesąmonę, nes aš tiek daug nesąmonės pridarius, kur, žinai, bandai sukontroliuoti, nes tau atrodo, kad aš žinau geriau ir prisidarai ir po to ką vėl eini pas Dievą ir prašau viskas, aš atiduodu viską tau, aš nusiemu nuo savo pečių ir tada vėl viskas įsprendžia, tai tas kas irgi, aš irgi dažnai pamirštu, kad reikia nekontroliuoti, nes labai daug sumanom. Aš kažkaip, kai tu minėjai vis kalbėjai, aš pagalvojau, kad iš tikrųjų mums visiems reikėtų su pasitikėjimu ir tikėjimu gal įjungti tą tokį, aš esu vaikas ir kaip mama. Nes kažkaip man tai labai surezonavo, gal kad aš pati turiu vaiką, bet tiesiog aš tos pasakau, kad bet tai juk mama tai tikrai žinau, kad pasirūpins. Aš galiu čia tikrai gulėti ar kažką daryti, ir aš jeigu jai pasakysiu, jinai tikrai pasirūpins. Bet aš dar neturiu tokio, tikrai prisipažinsiu, tokio tikėjimo, kad va taip pat visiškai 100%, kaip žinai, bet guliu atsigulsiu ir sakysiu, mama tikrai atneš man tą sumuštinį, jeigu aš sakysiu, aš alkana ar ten paskambinsiu. Kad va taip, va. Tai aš pati savo palinkėčiau to jausmo ir ačiū, kad pasidalinai, man kažkaip Aš irgi tavo labai linkiu, šiaip visiems jo labai linkiu ir savo jo linkiu, nes aš kartais tikrai pamirštu. Bet jo, kartais jo reikia žiūrėti per tą vaiko pusę ir kad tavim pasirūpins. Viskas gerai, tu kažkur jau sudėliota viskas yra. Tu tiesiog atsisėsk ramiai ir, nežinau, pamedituot. Kamilė, tu dar kartu ir paskutiniu metu vis tiek jau esi daug įsijungusi ir į mokyklos veiklą ir iš tos savanorystės pusės. Tai ką tai tau duoda? Čia neseniai pradėjau tą daryti. Kažkaip po Indijos tas buvo. Aš visada turėjau problemų su savirealizacija. Aš niekada nežinau, ko Kamilė nori, tai kaip prieš tai sakiau, aš dar ieškau, kas ta Kamilė. Visi ieško. Taip, kad 20 metų ieškodama čia dar. Tai Indijoje tas buvo toksai, kur labai norėjau kažką daryti ir aš norėjau ir pinigų užsidirbti. Bet ir taip kažkaip ir Indijai pradėjom tą šnekėti ir aš pagalvojau, jeigu aš mokykloje dirbčiau. Arba būčiau mokykloje. Ir kažkaip nuo to tas ir prasidėjo. Kažkaip tada Kaune pradėjau padėti rašyti diagnostikas. Tada dabar vasarą Vilniuje daugiau pabūnu.
O šiaip ką duoda, tai labai daug duoda. Vien tik pabuvimas šiaip mokykloje yra labai gerai, aš jaučiuosi, kad man lengviau biški, kur neužsisėdi ant savo minčių, dar kažko, tu pabūni su žmonėm, kurie gal ir išgyvena tą patį, ką ir tu, o dar kai žmonės ateina į diagnostiką šiaip, arba šiaip žmonės, va čia kaip Vilniuje ateina, arba ten tu, ar Aušrinė, ir visi turi savų klausimų, ir visokių savų problemų, ir savų procesų bevykstančių, ir tu pats gali tada pareflektuoti daugiau, arba kartais kitas turi tą pačią problemą kaip ir tu, ir tu gaunasi ateini vieną dieną pabuvai mokykloje ir visa ta problema įsisprendė. Šiaip labai daug duoda, aš labai gerai jaučiuosi čia būdama. Ir jo, tikrai nuoširdžiai labai patinka būti mokykloje. Tai visiems rekomenduoju karts nuo karto užsukti į mokyklą, nes čia tikrai labai gerai. Ir kartu, bet irgi mes nelabai seniai kalbėjom apie tai, jog ta savanorystė ir ar tai kažkokia kitokia parama, tai kartu ir šiaip gyvenime didesnėmis prasmėmis kažkur sugrįžta kitais būdais. Tai ką, esi pastebėjusi? Aš gal nežinau, aš kažkaip nėra, kad esu labai daug kažko pastebėjus, gal aš ir nelabai ir stebiu iš tikrųjų. Tas būna, kur nesusifokusuoju, bet tikrai, manau, daug duoda. Ir šiaip, mes kaip ir iš pervalkos grįžę, čia mūsų pagrindinė tema buvo, kad nori padėti savo, padėti kitiems. Tai tas gal labai stipriai man rezonuoja kažkaip, kad kai aš padedu kitam, aš ir šiaip pati gerai jaučiuosi. Ir būna, kad išsisprendžia kažkokie klausimai, tai kažkaip ir žmonės malonus, gražiai šneka, bendrauja, kažkaip viskas labai lengvai einasi. Pati šiaip geriau jaučiuosi, tas toksai. Lengvumas, aš gal taip jį apibūdinčiau, toks kur. Bet, kad taip, sakau, aš gal per daug ir nestebiu, dabar pasakė, aš dabar galvoju, gal reikia pastebėti, žinai, apsižvalgyti, nes tikrai mes daug ką kartais priemam kaip savaime. Bet būtent, man atrodo, įdomu, kad pasakė, kad vat, ir nepastebiu, nes aš iš tavęs ir kaip tik ir girdėjau, kad tu dalinaisi, kad vat aš ar tai čia daugiau kažką atėjau tiesiog padėti, dirbti iniciacijas, ar pamedituoti, pabūti, padėti kitiems. Ir staiga vat matau, kažkas mane pakviečia į kažkokią kelionę, atsitinka... Ai, čia mama dalinasi už mane. Aš matai, va čia ir nesupratau, kad čia, vat, jo, man sakau, todėl žmogui reikia žmogaus, dėl to, kad tau išgrynina to, kad tu labai nematai, tai čia mama pasakoja tau, man atrodo, mama. Bet jo, nusakau, žmonės malonesni, va, tas pats Martynas kažkoks fainas, mielas, gražiai čia šneka, nežinau. Ir jo, dažniausiai kiti žmonės išgyvena lygiai taip pat kaip kažkokius pokyčius, tu gal pats nelabai pastebi, bet kiti pamato, o Dovilė, kai tu pasikeitei ar dar kažką, bet sakau, reiktų gal pareflektuoti, biškį pažiūrėti daugiau. Tai aišku, tas sąrašiuką, ką reikėtų, mes labai ilgą turim ir prie jo sugrįžti. Norėtumėm visi, bet apie pokyčius tikrai taip aš galiu paantrinti irgi dalinausi stovyklos metu, kad vat kaip faina, kai ateina žmonės ir tau pasako, kad žinai, Dovilė, kai praeitais metais buvai stovykloje, visai kitokia buvai ir pats atrodo, tai ant manęs tai nieko nevyksta. Ant kitų taip pat aš tai matau, čia pokyčius visi ten ar išgražėja, ar kažką pasiekė, kažką padarė, pats galvoju, nieko čia nevyksta ir kažkas, kai ateina pasako, tai labai miela. Bet čia irgi turbūt tas toksai tiesiog dalinimas, kai šiandien vėl kažkokias socialinę, gal tavo mamos skaičiau seną, rinkau informaciją ir kliuvo tas, kai nežinai ką daryti, tai tiesiog eik ir padėk kitam. Tai čia į tą pačią temą, tai ką mes ir gal... Tai šitą pamoką irgi, žinok, labai gerai išmokau va šitam praeitam seminarė pervalkai, kur nori kažkokių pokyčių, nori kažką daryti, bet nežinai ką, tai eik padėk kitam. Aš kažkaip man žodžiai įgavo prasmę, va čia buvom praktikų seminarė, kur iš tikrųjų galiu pasakyti, kad tai labai veikia. Labai. Ir jo, dėl tų pokyčių, tai žinok, aš manau, kad mums sunku save pamatyti, plus mes savo labai savikritiški ir tokie biški bjaurūs. Tai sunku ir save ir pagirti, ir pasakyti, ir pastebėti. Ir dar šiaip daug galvojamės.
Bet gal kartu ir reikia ir faina yra stebėti kitus, nes tiesiog dabar pagalvoju, kaip tu sakei, būdama vaikas, tu matydavai mamą ir sakei pati, matei, kaip jinai keitėsi ir kaip būtent dvasingumas ar reikia praktika jai padėjo. Tai mūsų juk vis tiek motivuoja kiti žmonės. Tai, ką matom, mes norim tokio pat panašaus rezultato. Jo. Taip. Ne, jos mama, tai ten žinok, tokie pokyčiai dideli buvo, kur jo. Tikrai. Ten didelė motivacijos buvo, kaip ir dabar, žinok, aš ją žiūriu ir tas, kur blemba galvoju, kaip čia dabar man būti geresniai už ją, kur sunku, jinai tikrai daug pas ją įvykę yra, daug pokyčių, daug visko. Dar bandau gaudyti informaciją, mokintis iš jo, dasvyti kažkaip. O tavo draugai kaip reaguodavo? Ateidavo ar mokykloje, vis tiek artimesni, tai vis tiek pasakydavo, ar važiuoja kažkokį seminarą ar kažkur. Ar dabar tiesiog? Žinai, dar tas asideda, kad biškai gal kai jaunesnė buvo, aš neturėjau per daugiausiai ir tų draugų nebuvo, kam labiausiai ir pasakot. Buvo gal kelios draugės, bet jos labai mylėjo mano mamą. Aš net atsimenu, pamėdėdavau labai, kur jos ateidavo į mūsų namus, bet ne dėl to, kad su manim pabūta, kad su mano mama pašnekės. Dieve, kaip nepatikdavo. Ir daug draugų mano, kurių po to paauglystėje turėdavo, jie mane palydėdavo namo ir po to su mama prie laiptinės sėdėdavo ir šnekėdavo ten, savo širdis atverinėdavo. Tai tam, kad tas, kas žinojo, labai normaliai tai reagavo. Aš gal pati paauglystėje, žinok, tikrai apie tai nešnekėjau. Aš nežinau, kaip tą apibūdinti kitam, aš labai bijau gal kažkaip netaip papasakot, kur netaip supras, netą pagalvos. Dabar, tai irgi aš nėra, kad mano aplinkoje šiaip aš kažkaip nešneku apie tai, jeigu nekišu irgi nebruku, nes aš manau tam, kam reikia, tas pats ateina paklausė, būna, kad kažkas užmato. Turiu ir draugų, kurie indišką lygį mokyklą seka, bet iki šiol neklausia, kas tai yra ir mato mane ten postuose ar dar kažko. Tai aš kažkaip nekalbu apie tai irgi, nes kam reikia tas paklausti. Aš kaip ir su Martynu, jis žino, kad važiuoja į seminarą, žino, kad keliuosi 5 ryto, neklausia, kodėl, kur ir ką darai. Toks, kur tai ir nesakau nieko. Ir kažkiek kita tema, bet man vis tiek įdomu, ką auklėdama vaikus, kokį gal kažkokių patarimų turi, ar kur tau, kaip norėtum, kaip su jais elgtis iš savo patirties geros? Čia sunku, žinai, pasakyti. Aš gal tiesiog iš savo pusės, kas man patiko, aš tikrai nežinau, kaip auklėti vaikus. Taip, būtent, aš čia viskas yra per patirtis. Jo, tai aš iš savo pusės, man kas buvo labai svarbu, mes su mano mama turėjom labai stiprų ryšį. Kas, manau, man labai daug davė, kur aš visada žinau, kad mano mama bus. Nesvarbu, kas bus, žmogų mūšių jinai bus, jeigu reiks. Tas toksai visiškai palaikymas ir meilė, net kai ir prisidirbdavau, tu iš jos jausdavai tą tokią meilę. Aš ir prisidirbus nebijodavau grįžti namo ir nebijodavau papasakot ir sakau, mano draugai neteidavo eiti ir šitą atverinėti. Tai pas ją tokia stipri meilė buvo ir aš manau, kad kurios nebuvo to noro gal mane sukontroliuoti, man paaiškinti, kaip gyventi, ką tau daryti, ką tau matyti. Aš turėjau visišką laisvę su labai didelė meilė ir kažkiek ir kontrolės, nes vis tiek vaikas. Tai tas man buvo labai svarbu ir aš, kai žiūriu, pavyzdžiui, savo draugus, kur aš matau, kad jie, pavyzdžiui, šitą neturėjo ir jie net, pavyzdžiui, nesupranta to ryšio su mama, kurį aš turėjau. Kuris per metus jisai ir pasikeitė, mes dabar galim būti ir draugės, aš būnai paskambinu ir pasakau, man dabar reikia mamos arba man reikia draugės. Tas, kur mama gali būti įvairi ir jinai neturi būti kaip kažkoks, tai žinai, stiprus autoritetas griežtas, o jinai gali būti ir draugė ir tai buvo labai svarbu. Aš linkėčiau to, nes, kad visi tą turėtų ryšį. Aš žiūriu savo draugus, kurie neturi to, arba kuriems tėvai yra tėvai ir kuriems ten 25 metai ir jie vis dar elgiasi, kad jiems 16, nes negaliu tėvams nieko pasakyti. Tai man tas liūdna. O šiaip, auklėjimas toks, nežinau, neturiu ką pasakyti. Aš dar neseniai išėjau tik iš mamos namų ir dar rašiau, gal žinai, ką keis, bet šiaip linkiu mamos
Pasakyt, manau, daugam. Tikrai. Tiesiog, kadangi pas tave labai dar viskas šviežia, tai mes paskui pamirštam ir jau pradedam visokios traumos čia gyvenimo dalykai ir taip toliau. Bet gal tiesiog kelis konkrečius dalykus, kad kodėl tau atrodo pas tave buvo tas ryšys, tai ką jinai darydavo. Tai vienas buvo taip, kai sureikia tiesiog, kaip nori, aš nežinau, šitą laisvę per kaip. Aš žinok, nežinau, ką jinai darydavo. Aš nežinau, nu visko buvo, visokių momentų buvo, tikrai tai ir kaip aš augau, ir todėl tai ir gal pokyčiai jos labai didelį matėsi, kai jinai pradėjo praktikuoti reikia, nes jinai tikrai visokia buvo mama. Buvo ir faina, ir nefaina mama, nu kaip ir visas mamos. Bet aš tiksliai pasakyti, aš nežinau. Toks, žinai, kur gal aš irgi vėlgi per daug nesureflektavus apie tai ir galvojus, man tai taip atrodo natūralu ir, nu, kur aš, žinai, net negalėčiau išskirti, nes aš, žinai, nežinau, kaip kiti gyvena ir man sunku lyginti. Man atrodo, kad aš visiškai kaip užaugau, tai taip visi turi augo, žinai. Tai tema kitam podcastui, man atrodo, net apie tai yra ir seminaras vienas paskaita Monikos, labai trumpa, bet grįžkime prie reikia truputėlį ir dar norėčiau tas paklausti, tai šiandien, kokios tavo yra mėgstamiausios praktikos, ar apskritai per visą gyvenimą, kiek prisimeni, kokios praktikos tau, kokios yra tavo mėgstamiausios praktikos, kokios yra sunkiausios gal? Mano mėgstamiausia praktika tai tikrai yra raudonas kamuolys. Aš ne per seniausiai visišką didelę begalinę meilę jam, nežinau kaip čia apibūdinti, visišką meilę ten mano. Man labai faina ir aš labai ant savęs matau pokyčius, mes dabar, kai keliamės 5 ryto maratonas, tas aš po 4 dienų pastebėjau labai didelius rezultatus, man labai jisai reikalingas, aš dabar suprantu, mano vienoje diagnostikoje buvo parašyta, kad reikia kiekvieną dieną daryti, dabar supratau kodėl. Tai raudonas kamuolys, o daugiau, nu, nėra, kad aš taip žinai ir turiu dar. Labiausiai tikrai raudonas kamuolys, o ko aš kas nepatinka, nežinau. Nėra, kad nepatinka, gal yra tai, kad aš nelabai mėgstu daryti, bet aš tikrai žinau, kad man reikia daryti, tai aš labai nemėgstu pozicijų daryti, ką reikia man daryti. Bet, nu, man sunku, aš užmiegu, man atrodo per ilgai, čia tas rankas, nežinau. Bet nėra, kad man nepatinka, aš tiesiog nemoku gal tą valandą su pusę su savim būti. Nu, man kažkaip dar per sunku. Ir kokius konkrečius pokyčius matai darydama raudoną kamuolį? Emocinį stabilumą, o dieve, emocinį stabilumą labai stipriai, aš esu labai emocinga, pas mane daug tų emocijų, tik tais kartais, kai jų labai daug, arba šiaip gal būna toks įtemptesnis laikotarpis, jos pas mane labai šokinėja ir aš, nu, visokia galiu būti. Raudonas kamuolys mane visiškai taip, nu, aš tokia, man davė net ir kitas supratimas, žinai, nes aš galvojau, kad emocinis stabilumas yra, nu, tai žodžiu, tu nepyksti, nesinervuoji ir viskas tau čia gerai. Ir kažkaip aš supratau, kad ne, nu, tai aš galiu pykti, aš galiu nervuotis ir man čia ne per seniausiai buvo, kad įvyko situacija, kur šiaip dažnai jinai pas mane kartojas ir aš vis dar žiauriai nervuojas. Ir kažkaip tas buvo, nu, tai stabtelėjau ir galvojau, nu, tai gerai, nu, ką tu dabar padarysi. Nu, viskas, nu, pasinervavai, jau baig. Ir kažkaip ir nustojau ir taip, nu, pirmą kartą man tai buvo. Tas, kur aš save pagavau tą momentą, kai pradėjau nervuotis, tada sustabdžiau ir supratau, kad aš vis tiek nieko nepakeisiu. Nu, aš nepakeisiu situacijos. Ir aš tada supratau, kas yra emocinis stabilumas, kada tu sugebi sukontroliuoti, nusiraminti, bet, žinai, tu vis tiek leidi tą savo emociją išjausti. Bet nesėdi ten 8 valandas ir negalvoji apie vieną ir tą patį. O dar ką valia davė labai stipriai, kur valia keltis, nes man aš tikrai labai bijau, kad neatsikelsiu 5:30. Ir duoda tą valią, kur, gal ir nenoriu, gal pamiegočiau, bet aš einu darau. Daug, kur aš daug dalykų padarau, daugiau jėgų turiu. Tas, kur tikrai matau stiprų pokytį ant savęs. Tai čia šį kartą reklama raudonam kamuoliui, prieš tai buvo karminė medžio deginimai, šiandien raudonam kamuoliui reklama. Tas ir labai faina iš tikrųjų, nes kiekvienas, žinai, atranda... Kiekvienas esam skirtingi, va ką tu minėjo, sunku keltis ryte ar ten kažkokias pas mane ta disciplina, tai čia man lengviausias turbūt dalykas, duokit man visus kitus, žinai, ir kur atrodo, tai tas yra, kad mes visi skiriam ir visiems yra skirtingi dalykai ir taip yra faina, kad mes galim pasimti tai, ko būtent reikia mums, tas įrankį mes tą turim ir jį mums davė.
dar kažkaip, va irgi pagalvojau dabar apie prieš tai buvusias pašnekovės ir sutapo, kad visos buvo Indijoje, taip pat ir tu, bet ar aš gerai suprantu, kad praeitų metų Indijos kelionė buvo pirma tavo kelionė kartu, Taip. va, kaip, na, su mama iš tos pusės, kaip su Reiki mokykla. Taip. Nes tų kelionių prieš tai buvo tikrai daug daugiau. Taip. Tai Aš nevažiavau jas, jo. Kodėl sugalvojai prisijungti? Aš nesugalvojau. Čia galvoju vienas vienintelis mano mamos priverstinis dalykas, jis nebuvo priverstinis, bet buvo pasinaudota tą mamos žodžiu, važiuoji ir viskas. Nes aš nepamenu to, bet jinai man sakė, kad jinai kažkada aš labai norėjau važiuoti, bet jinai manęs neišsivežė ir man prisižadėjo. Tai kad reikia pažadą man ištiesėti, bet aš šitą tikrai nepamenu. Ir išvažiavam aš labai nenorėjau, Dieve, kaip aš nenorėjau. Buvo ir sunku, nes ir šiaip toks sunkesnis laikotarpis buvo tuo metu ir toks atrodė dabar paimti mėnesį vėl viską mesti, kai čia ir taip viskas griūna, atrodė tokia nesąmonė. Bet kažkaip išvažiavau. Ir ten labai daug procesų, žinot, vyko, tokių labai didelių lūžių ir labai dar ir po Indijos, man, aš dar kokius dar iki šiol, žinok, reflektuoju apie tą Indiją, dar ištraukiu tų tokių momentų, kur dar šitas seminaras irgi man buvo tokia Indijos pabaiga, kur aš užbaigiau Indijai pradėtą, klausimą ir užbaigiau, va dabar, va čia Liepą. Tai jo. Bet visgi sugalvojai grįžti šiais metais. Taip. Šiaip tikrai Indija man labai patiko, gal ta meilė Indijai pas mane atsirado ne pačioj Indijoje, o po Indijos, kur mes atsimenu, turėjom susitikimą po Indijos, kur dalinomės atsiminimais ar ten akimirkom, kažkas ten buvo to. Ir aš sėdėjau, klausiau visų ir mano eilė atėjo irgi pasipasakot ir pas mane taip tokios nuoširdžios laimės ašaros, žinai, pradėjo kauptis, kur man taip gera buvo prisiminti ir ta tokia vėlgi būsena, kur tiek daug visko įvyko, taip nori pasidalinti, nežinai ko ir čia tada dar toksai, kur blemo, taigi man visai nepatiko ir toks virsmas įvyko, žinai, aš nežinau, kaip durgelis koks išsiritau. Ir visiškai pamilau ir aš dabar net irgi man būna galerijoje nuotraukas išmeta iš Indijos, man visiškai gerai ir labai fainai. Ir aš tikrai dabar net ir pati visiems siūlau važiuoti į Indiją, kur, Kamilė prieš metus nebūtų patikėjus, kad iš viso kažkam siūlys tą Indiją. Bet vėlgi irgi siūlau visiems važiuoti, čia irgi dar viena būsena, kurios tu irgi neapibūdinsi, nepapasakosi žodžiais, tau reikia pamatyti savo akim būti. Kažkaip dabar prisiminiau, mes sėdėjom, pietavom kažkur ir tu pasakei, man labai įdomu, kaip Indija pakeis Dovilę. Taip. Tai įdomu. Nes taip, Indija tikrai labai keičia žmonės, žinok, keičia labai. Sakau, aš tas nuotraukas, kai žiūriu, ten mes matau, ten pirmą savaitę Indijoje tu matai tą veidą, antrą savaitę, trečia ir ketvirta visiškai kitas žmogus, ten paskutiniam dienom. Tai man ir labai įdomu, nes aš kai, žinai, pati pamačiau tą, pati dar ant savo kailių išbandžiau, pasižiūrėjau, tai man ir dabar yra labai įdomu. Žinai, man įdomu matyti ir aš labai džiaugiuosi, tas, kas važiuoja, žinau, kad ir tu važiuosi, tai labai džiaugiuosi, nes, tikrai smagu pamatyti tą ir tikrai Indija daug duoda, tas mėnesis laiko su savim, su savo, leisti savo būti, pasikapstyti po save, tikrai toks didelis žingsnis, manau, kažko gero. Kamilė, ko aš dar tavęs nepaklausiau, ko norėtum pasidalinti? Kaip ir nežinau ko. Kaip ir tikriausiai nieko. Dabar nekyla į galvą, tas biški toks jauduliukas, kuris pabiški nusilėksta, tai kaip ir nežinau. Ką palinkėt norėtum kitiems? Aš tai noriu palinkėti tą, ką aš irgi pati ne per seniausiai išmokau, tai jeigu nori padėti savo, padėk kitam. Labai geras dalykas. Tikrai. Tai tą noriu palinkėti. Ir savo, ankstesniai savo kažką pasakytum? Oi, jinai maladėts. Žinok, aš iš jos norėčiau dar pasimokinti to tokio. Aš dar sakau labai pasiekus ir labai liūdna, kad biškiau atitrūkau nuo tos mažesnės Kamilės. Jinai, reiktų grįžti, sakau, dar kol taip toli nenutrūkau, išmokti dar pabūti vaikų momentais, kada reikia, su to visiškai atsidavimu viskam ir tikėjimu, kad viskas įsispręs taip, kaip turi būti. Tas toksai totalus visiškas atsidavimas.
pasijausti šitą jausmą, reiktų karts nuo karto grįžti, kartais ne. Tai noriu nepasiduoti jam. Tai tau net taip toli grįžti, gal truputėlį toliau, bet kalbi ir man irgi atrodo, reikia sugrįžti tą jausmą. Tokį vaikišką naivumą, kurį jungiam ir tiesiog atsiduodam, pasitikim. Ir... Taip, nežinai, kad viskas bus padaryta, tu nieko daryti nereikia. Tau tiesiog būk čia, daryk, klausyk. Nes tikrai Dievas kalba per kitus žmonės. Ir sakau, žmogui reikia žmogaus. Todėl, kai kartais mes sakom aš pats, tada tu nebegirdi, kad o čia gal tau Dovilė kažką sako, bet tu visai jos neklausai, nes aš pats. O per Dovilę kalba Dievas ir jis tau nori padėti pasakyti. Tas toksai, kur eik daryk ir atsiduok. Ir visi atsakymai bus. Tai ačiū tau, Kamilė, labai. Ačiū tau. Už šiandienos pokalbį.